Gruodžio mėnesį Indrei sukako 24. Ji našlaitė užauginta dėdienės. Mergina šią moterį vadina mama ir sako, kad dėkinga likimui, kuris jai padovanojo tokį nuostabų žmogų. Tądien, kai mes lankėmės pas Indrę Šiauliuose, Stanislava pas dukrą atvyko iš Telšių. Labai pasilgstu jos, prisipažino. Savo tikruosius tėvelius Indrė prisimena labai blankiai. Kai jų neteko, mergaičiukė tebuvo 6. Po tiek metų gyvenimas su jais atrodo nerealus, tarsi vaikystės pasaka, liūdnai šyptelėjusi, sako mergina. Atsimenu, kad buvau mylima, labai prižiūrėjo, kad buvau labai laiminga su jais, kad vaikystė buvo tas periodas, kai, atsimenu, kad buvau tikrai labai laiminga ir pats vos nelaimingiausias periodas. Pirmasis mergaitę paliko tėvelis. Jo gyvybė užgeso po automobilio ratais. Atsimenu, kad kai buvo pašarvotas, kad buvo laidotuvės, kad labai bijojau, kad ir mama manęs nepaliktų. Nes atsimenu, kaip miegom kartu ir vis prabudinėdavau ir tenais bijodavau, saugau net mamą pati, kad kažkaip net iš pradžių net netikėjau, kad tėtis mirė, nes galvojau, gal kažkokia klaida ar kažkas, bet kai reikia atsisveikinti ir pabučiuoti skruostą, tai kai buvo šaltas, tada supratau. Mažos mergaitės širdelė jautė. Nepraėjus nė metams šiame pasaulyje ji liko viena kaip pirštas. Mes su mama, kai buvom mes važiavom pas jos draugę į sodybą. Ir tada tenai sugalvojo, kad reikia važiuoti prie ežero, ten pasimaudyti netoli, buvo tenais galėjai ir nueiti. Tai mane pasėmė dėdė, mes važiavom paplaukėti su valtim, o mama su draugė ir ten nuėjo pasimaudyti. Mes vienoj pusėje buvom, o jie kitoj. Ir aš labai nenorėjau važiuoti su tą valtim plaukiot, mane išsivežė. Ir kai grįžau ir man pasakė, kad mama nuskendo, tai aš bėgau ten per laukus prie to prūdo ežero. Ir dar nebuvo kūnas ištrauktas iš vandens. Po to ištraukė, ten ieškojo ir su šunim ieškojo to kūno. Ištraukė, jau viskas buvo. Tik atsimenu, kad stovėjau prie karsto, kad buvo daug žmonių, o po to atmintis kaip ištrinta, nežinau, neatsimenu nieko, nors buvau vyresnė, bet neatsimenu, kas po to vyko. Tuo momentu po laidotuvių aš net nepagalvojau, kad būtent man pasiimta vaiką, bet taip išėjo, kur palikti. Tai aš pasiėmiau iš pradžių pas save, pabuvus savaitę, tai pasigavom, po tų laidotuvių, po viską aš pradėjau savo vyrui sakyti, dabar turim pasirūpinti, kas globos Indrutę. Daviau, sakau, iš jūsų giminės gal nori kas paimti ją globoti. Žodžiu, dabar reikia kažką galvoti. Vyras iš karto įstatė kategoriškai, todėl jis pats buvo po sunkios galvos operacijos, sakė, aš tikrai sveikatos neturiu, sako, neprisijimsiu. Jos mamos teta, kuri užaugino tą mamą, jinai norėjo pasiimti tą Indrutę ir buvo atvažiavusi, pasiėmė tą Indrutę. Bet po tiek laiko, po savaitės kažkur tai tos tetos dukra, tą Indrutę parvežė man atgal. Jie nusprendė, sako, vis dėlto mūsų mama, ji jau neįgali tą Indrutę užauginti, mums ją pačią reikia žiūrėti. Jūs esat jauni, jūs galit. Ir palikom tą Indrutę mūsų valiui. Kito kelio nebuvo, vis dėlto vaikas. Jinai buvo prie mūsų daugiau pripratusi, jau kažkaip krikšto mama, kūma. Aš jaučiau kaip įsipareigojusi nelaimės atveju, kad nepalikti jos nelaimei. Taip ir pasiliko jį pas mūsų. O kaip Indrutė jautėsi? Pradžioje, aišku, vaikui buvo be galo sunku, mamos išlepinta.
Nelengva, bet po truputį pripratom. O kada? Jūsų noras buvo ar jos pačios jūs vadinti mama ir ar greitai atsitiko? Kad jinai, kaip pasakyti, man įsiminė toks dalykas, kai ji ėjo lankė mokyklą, tai buvo pirma klasė. Ji parnešė piešinuką, nupiešusi šeimą. Tai parašiusi mano šeima. Tai aš paprašiau išvardyti, kas tavo šeima. Tėtis, mama, ten brolis, dvi sesės ir pati. O kur mama? Taip, kažkaip taip, nedrįsdama paklausti, galvojau, kaip jinai pasijus, kad aš ją paklausiu. Kur tavo mama? Ji parodė mane mama. Tai tu, sakau, norėtų mane vadinti mama. Norėčiau. Taip ir palikau. Mama. Tuo metu pamiršau visas savo problemas, sako Stanislava. Nors vyras buvo po galvos operacijos, sūnų su klausos negalia, supratau, kad privalau užauginti šią mergaitę. Krikšto mama – tai įsipareigojimas visam gyvenimui. O kaip jūsų vaikai, Indrė? Nuo mažens žiūrėjo visą laiką, kai atsirado jūsų namuose. Ja, labai lengvai ją priėmė, kaip, jau buvo priprasta, jie buvo pripratę, jau tai, kaip sakant, susidraugavę, jau, nežinau, labai gerai priėmė. Be jokių tokių niuansų, kad vot kam tą reikėjo. Nebuvo tokios minties. Ir dabar jau kaip sesė? Taip, kaip sesė, artimi. Artimi jau kaip sesė, kaip brolis, jau artimai jie labai bendrauja. Dabar ta šeima tapo kaip ir mano šeima, mano artimieji. Nesirūpinuosi ir daugiau aš kito nieko neturiu. Esu laiminga, sako Stanislava. Kuo daugiau žmonių per šventę susirenka prie bendro stalo, tuo smagiau. Dabar jau visi vaikai įsilakstė savais keliais, bet mamos neužmiršta. Du vyresnieji sukūrė šeimas ir gana tvirtai stovi ant žemės. Mano pagalbos reikia tik jauniausiams. Mediciną pradėjusiai studijuoti jaunėliai ir Indrei, kuri šiemet baigė medicinos kolegiją ir pradėjo dirbti Šiaulių ligoninėje. Didžiausias mūsų galvos skausmas Indrės tėvelių paliktas butas. Nuėjus kryžiaus kelius jį pavyko privatizuoti ir išsaugoti mergaitai, bet dabar jis toks apleistas, kad gyventi jame neįmanoma. Nuomavau tą butą, iš pradžių tokie puikūs nuomininkai buvo, dar buvo šildymas nenutrauktas, centralizuotas. Nuomavom taip, kurį laiką buvo neblogi, o paskui kitus nuomininkus gavau tokius tikrai jau labai atsiprašau kaimynus, jau tikrai nemalonu. Nemalonu, pridarė ir skolų, visko. Ir taip, kad buvo nesmagu. Ilgai ten niekas negyveno. Kad ir gyveno, tai ten trumpai, kad ir nuomininkai. Nes kai šildymo nėra, tai nelabai kas ir išgyvens. Ilgai būtas netvarkytas. Skaudu čia sugrįžti, prisipažįsta Indrė. Kai ateinu į šį butą, mama lyg gyva prieš akis iškyla. Rodos taip neseniai mes buvome drauge. Kartais pagalvodavau, kodėl man, bet kažkokiu ten tų tokių nuoskaudų, tai pamastai, kad kiti gal net blogiau gyvena, gal reikia džiaugtis, kad taip viskas susiklosti, kad pasisekė, kad patekau į tokią šeimą. Nežinau, aš taip kažkaip, užeidavo tokiom valandom, tokios mintis užeidavo, kad gaila tų vaikų, tikrai jau apgailėjau, kad tokie jauni žmonės dar galėjo šiandien gyventi, būti kartu. Bet žiauri lemtis neleido jiem gyventi. Tai buvo tokių minčių, taip išgyvenau savyje. Ir vaikų geriau, kad mama būtų buvusi su tėčiu. Ką galėjau, tuo padėjau jai. Išleidau į gyvenimą, jau tikrai pabaigė tą kolegiją ir darbelį jau turi. Žiauliuosi.
džiaugiuosi, kad ji išėjo tokia jau protinga, nepaklydusi.